Sveiki gyvi. Nu ko, jau į gegužės atėjai, bet kaip šilumos nei taip nie, atvažiavau +5 tik tas teruoti, tai nakt gal išalnas bus. O aš esu galvojęs, šiandien tuik planą, kad į toks tvinkinoks, taip tam tvinkinok ir salą, į pabandysime to salą patekti, į ten apsigyventi. Tai praleisiu 2 naktis gamto, maistą nesineš, tai tik kažkokių žulių rasiu, gal kokių gyvūnų, dar pažvejos kažkon ir prasimaitins. Tai visus kviet žiūrėti, bet prieš tai noriu padėkoti savo kelionės draugų OB Traidenis, sporto klubo Apelsins, tie, kurie paspaud like, pakomentuon, kontribį ir Patreon rėmėjams, į kon keliaunam į nuotykius gamto. Nu dabar einam prie ežero, žiūrėt, kaip ta sala atrodo. Ir čia visai netoli, kilometras, tai pamatysim, koks vaizdas. Imon ežeriuks. Nu ten prieki, vat mon sala ir. Visai toliai ta sala, čia tai nikap nepasieks pratovėti. Bet ten toliau matau ir siauriau. Bet čia įdomiausia veiti ir aš čia praėjęs. Galvoju, brėsta, nebrėsta. Čia esu brėdis prieš kelis metus įtaupojus. Tai buvau medžius susimėtis, o dabar nežinau. Kažkaip tikėjausi, kad mažiau to vandens bus. Kažkaip prieš naktį ir nelabai nors sušalti. Nusirengus, bet mus vis tiek reikia bandyti. Nu, bieškį sumėsiam. O čia nesmunka turbūt, bet čia bebrą prikromti. Kaip man reiks basom kojom nusimauti, kad nepasismėgčiau. Bandau kažkom padaryti. Panašaus į teltą. Nu, susimečiau pagalius. Nu, bandysiu mėti. Nu, įdomu, triusikas sušlaps. Jo, sušlaps. Sulūža. Na, jeigu dabar sulūž, tai bus viskas. Na, gerai, dabiški. Kažkoks davins pagalys. Na, gerai, dabar tom pasistumkiam biški. Aš geriausia būtų konkurencija, kad žiūrėti. Šiek tiek, lyva darau. Nu, gal kažkaip dėsiu gal dabar kažkaip dėsiu Nu, atrodo praėjau, bet kažin esu nustulęs. Nemačiau, ni kuprė neapsėmė. Nu, atrodo perėjau, bet kaip sušalau. Jo, nu, atrodo, suvakščiau visai gerą, bet kažkur kojas tuktelėjau, nu, tikiuosi, kad nekrovina. Kažkoks bebrų buvo nukos pagalys. Nu, gerą, varau dabar kažkur sutaisyti nakvynę. Varėtume tai galvosim, konstom. Praėjom daryti, nes vis tiek man reiks daryti maistą, susirosti kront. To salo vien gal nepavyks išgyventi. O gal ir pavyks, matysim. Jau gyventi gal. Jo. Gegužės, bet kad toks šaltas vanduo būtų, neprisimenu. Nu, manau, to salo bus vienas pliusas, kad erk tikriausiai čia nie. Nes nemanau, kad čia kokį žvirsa ten. Nu, žiūrim, kas čia gero, čia dašlapė netį. O, velnis. Nu, čia tikrai bebrų karalystė. Gera, kažkur reik susirasti nakvynės vietą, kad koks bebrus neužliptum. Labas rytas, nu išalta naktis buvo. Tai jau naktį biškį vargau, kažkaip nesitikėjau. Atrodo, mėgmaiš nulinis, bet šalnų nebuvo, bet vis tiek kažko šalo kojas. Tai šiandien reiks geriau apsirengti jau. Ir pasiruošti, nežinau, kokį trubelį gal pasidaryti. Nes dabar čia vėsu, girdot, kaip šniokšt. O
vakar va toks susikaliau ungrečius. Į šilčiausią realią vietą buvau, kur kailį turėjau pazeis pušikną. Tur daug beržų visokių čia. Nu, apsižiūrės, ko čia ir ger. Ir egdein padėti musik užsivirti vandens į kažkom pasigaminti. Nu va, medžių. Ir matau švendrų galvos ir jeigu pries aš kažkap čia. Nu, tokiu vėjin turėtų užtekti. Gers. Gabals matysim. Gal nebus labai šlaps. Jau ko čia berža, tai tuošis netrūksta. O, gerą, man užteks prakurams. Kadangi bebrų salo gyvenu, tai iš bebrų prieplauksi pasisemus. Nu, prie ugnės jau gera šilta. Nu, ko einu mėtų, kažkur mačiau vienkit buvau. Šalta, tai tų mėtų nekažiką. Nu va, prisirinkau šiek tiek mėtų, daug neradau, bet man užteks nedėliam katiliukų. Pabandysim vieną receptą. Internet nusižiūrėjau, aš nelabai taip, kad skanus ir, bet tiesiog pažiūrėjus, kiek skirias internets ir kiek skirias realybė. Čia va švendrų yra lapa. Kas manim žiūrėt nuo pat pradžių, arba labai seniai, vienas iš pirmų video buvau, kai mes valgėm švendrus iš pat ryt pusryčiam. Tai iš nutų laik tik atsivalgėm, man dabar net kartoms jauts. Dabar bandysiu aš vans pakepinti virš laužo, į gal nebus to aštrom tik. Mačiau, kaip panus kepi virš laužo, tipo sak, neblogs skonis. Nu, pažiūrėsim, kiek nemelaun. Nors tas pats bičius, tos pačių va švendrų, šaknis valgi pernykštis, kur išvis žiauriai keitas ir non-step, nesaika labai skanė, bet tipo valgoms atseit. Nors ten iš tikrųjų ir visiškai šiauda, nesukromtom. Tai žiūrėsim, kas čia per skonis gausis. Nesu labai optimistas. Eina savo vėstai čia. Iškepė švendras. Į kai ką panašu, bet nesakysiu į ką. Turbūt patys labai gerai suprantat. Paragausim. Man įdomiausia, ar tas kartumas dingo ar nedingo. Gerai, tą nusilupam degėsi. Nu, kartumo mažiau, bet jeigu pakepus, tai gal visai ir gerai būtų. Jau to kartumo nėra taip daug. Nu, jau kur mažiau gavo karščių, tai jau aitrokos. Kažkaip nenorint tuščių skrandžių daug prisivalgyti šitų. Padėjau pakepti, gal geresnis skonis bus, nes dabar kartokas dar. Nu, tas kartumas kaip ir viduje yra. Gal netoks stiprus, bet daug nesuvalgyčiau. Toks nemalonus aitrumas. Ne kartumas, bet aitrumas, reikia sakyti. Taip, aitrus toks. Bet mėtos man irgi atsisijuoja su badu. Kai vasarą, kadangi aš iškilauju be maisto dažniausiai, tai mėtų visur randu. Tai man mėtų ta arbata yra visada susijus su nedavalgymu, alkanumu. Pavalgiau šitų švendrų, tai dabar viskas aitru atrodo. Va, dabar nedingsta burnoj. Yra giliai tas aitrumas.
Nu, arbata tai gera. Bent ko tai jau gert netrūks. Tai dabar atsigersiu arbatos ir galvoju kažkokį tiltą pasigaminti ir man reikia būtinai išeiti iš tos salos. Kelis nukandžiotus bebro panaudosiu. Oi, čia labai ilgas. Kažkur galim nupjauti čia. Būtų vasarą galėčiau per vandenį nusiplukdyti, bet dabar per vandenį nenusiplukdysiu. Čia tarp tų medžių sunku išlaviruoti. Nusipjausim biškį, kad palengvintų. Tas galas labai sunkus yra. Nu ką, kitą gal pastrumpinam ir nešam į brastą. Ledas, pjūkliukas ledas. Nu galvoja, čia man vertas tos medžius traukyt, energijos daugiau išnaudos, nei naudos. Pagalius jį dabar bandysiu giliau įstumti, nes nusikiposius ir. Tai nežinau, man pavyks. Čia labai per... Neišės man pajudinti nu. Ok, ten kažkur panėręs vienas pagalys yra. Tai manau pasidėjęs bus pats tas praėjus nesušlapęs triusiukų. O, bešpalsės. Bestumdydams. Pavargauju. Va, įsidrožio mentelę tokią, nedidelę. Mentelę turiu, kad kepimui dar kažką reikia turėti, bet nieko neturiu. Tai varau į sausumą, taip sakant, iškuoti maistą. Kol kas lašnu, bet žiaurė šalta ir jeigu neįjų, tai nutikus nesušals, per to vandenį nedams ir po to vėl grįždams. Pradėjau lyti, nu, fainė. Tik išėjau. Nu, gerą, bandom ėti. Jeigu nesulūš. O, geras kist. Jeigu nelūš, tai gerą. Mes dabar spirukliuom. Kažko čia papuštis, bet jau gal praėjau. Praėjau vandenį, bet gal paslydau, iš triusiuk sušlapau vis tiek. Nu niek, teks vėl džiovint, buvo atsidžiovins, vėl reiks iš naujo. Vienas geras dalyks per tuk šalčius, kad braida, tas siurbelių nematau bent, ne vienus. Oi, pamelavau, tur siurbelį, unkojus, koi graž siurbelį tur. Gerą, niek nebuvo įsiurbus da. Nu dabar varau dilgėlių paieškoti kažkur. Mačiau vakarą ten buvo kažkur prie vandens, tai žiūrėsim. Gal sraigių dar rasiu, nes čia sraigių irgi būdavo.
Kol kas nei dilgėlių, nei sraigių neradau, tai bent rūgštynių radau, tai pasiskinsiam rūgštynių. Blogiausia atveju bus galim sriubos įsiverti. Nu va, į dilgėlių užėjau. Daug energijos, aišku, nienos, bet vis šis tas. Čia toks drėgnės sveids gal bus, kur įsraigių. Bet niek nematau. Nu, debesa nelaba gražus, bet kol kas stipria nelyn. Nu, čia tokios turėtų būti. Dilgėlis tai auga. Vadinas, žem derlinga ir bet kudis raigių nietai, tai keista. Kažkokį keistą veidą. Nei lazdyn nematau, nei veinų, nei sraigių. Nieko. Tai va, nežinau. Nulėks be spirgų turbūt, be sraigių. O kokį gražų čia uglė. Čia paparčiai ir kiek žinau, jauni liktai irgi valgomsi, bet nežinau visi. Nu, galim kiek mažiau paragauti. Toks gal ir niekas skonis. Arba matyt, aš jau iš bado. Nu, toks žolės. Žolės skonis. Kaip ten skaičiau, jeigu nudings po 2 valandų. Pasireikš. Labai sultingi. Žodžiu, pradėjau lyt. Tai nežinau, ko čia bedaryti. Enda iškot. Surai gal kažkur ras, bet jau prarand viltį. Tai jau beveik vis, apie jau vis beveik prūdą. Nu, sraigių neradau. Tai dabar ieškau dar kokį lygesnį medį. Meškerį kočiau ir varavat gal į salą. Gerai, nustoj lyt bent jau. Gal gyventi. O, senuolį išėjus jau į pensiją. Nieks nebe restoran matyt, nieks neapgaudė. Arba nebekam gaudyti. Kaip tik man salėl matos. Nu ko, varom. Triusika galvos vos sušlapę apstaškiau. Nuliuks. Varaudavo kažkom bandyti valgyti daryti. Gerai. Viskas užgėsi, bet užtat žariai vyru. Kažkiek. Nu, beržus, kai išdžiuvin gera, bet karuon gamtų, kad ir džiūvusi, ne kažkokie visi drėgmė sukaupė. Kai nulauž nueini, tai jaučia šaltis. Gerai, gaminam meškerę. Šitą pačią gal padarysim ir pavadėlį ir gal nenutrauksiu. O čia visur medžiai nuvirtė, tai čia ir šakų yra paskendusi visur. Nu, orai, tai čia saulė, tai lyja, tai saulė išlindo. Kas nėra blogai, aišku, nu ką reikia bandyti gal sriubą daryti. Vanduo nuvirė, dėsim dilgėles. Kotelis nuiminėjau.
Gerai, čia bus sočiai man. Dabar rūgštynių dar įmeskim. Rūgštelė, kad būtų. O tada. Ja, man atrodo, daugai nereik čia. Biškį patruškinti. Biškį patruškinti viskas. Nu, kol ragausim dilgėlyns. Nu, rūgštynių maža, bet toks skonis neblogs. Žulinėlis toks. Nu, neblogs sriubelė. Praeit savaitę skautas buvau, tai vėrėm su bolvėm, su šonin. Kažką labai nenorėjau, dabar galvoju, ką būt gera bulvelis, nors jau nekalba apie šoninį. Nu, bet jau taip ir, kad ir tai nevalgau, o kad nėr, tai labai nori. Nu, antrą patiekal galvoju keps, dilgėlis. Bus čia, kaip sakyt, viens dviejus. Vien dilgėlė dviejus patikalus. Kažkaip to meškį užmečiau, bet matau zilkai neišsitempus. Matyt, nieks nekim. Pasižiūrėjau 2 laipsnių šilumos tik tai. Panašu, kad bus naktį žiauriai šalta. Jau mano naktį buvo šalta, prie ten +2. Jo. Nežinau, čia kažkaip reiks prakentėti. Gerai, kad bent naktis neilgos. Prakentėti. Paskutinį naktis, jeigu būtų visą savaitę tokia, tai biškiau būtų psichologiškai negerai, o dabar tai. Bet nueini laužą iškart šalta, jaučiasi. Kepsiam dilgėlis. Iškipilkiam vandens, kad arbats, kad biškeptum. Nu, išalt. Skonis toks kitoks negu sriubos. Gal labiau jauts dilgėlė. Panašu giedrės, tai logiška, kad bus šalta. Nu, man vis tiek sekas, kai šiandien be maisto, tep įšalo. Biškį apsikumščiau, gal kavies nepūstų. Bet šilčiau gal bus. Jau temps musika eis miegoti jau. Daugiau nebeišgalvos, nes čia šalta daros. Jo, reik biškį susipakoti. Kol vandau kaist. Nu, naktis buvo tokia įdomi, lėjai biškį, bet iššal, vat. Stipriai gal nešal, gal apie 0. Veitams atplėšiau žėjų beržą, tai buvau su apšarmojus. Nesvargus 2 kojinėm miegojau. Matyt, kažko miegmaiš nelabai gerą šildą. Parčias buvo skrėdis gegutį. Nu, gegutens reik sakyti, ne gegutis mažo aktyvus, dažniausiai geguten aktyvus vyra. Tai čia pakukau ir rašiau įrašą į telefoną, paleidau garsą, tai čia kada vis kukau. Bandžiau priviliuoti arčiau, bet labai artei nepavyko nufotografuoti. Oi, kaip nesinori
tik šaltą vandenį lys, bet reiks, niek nepadarys. Kitaip neperės. Kon, susipakavom. Gerą, varau dabar. Nu kon, reiks brist. Mus tik per vieną kartą neprabris, o gal ir prabris. Nu, atrodo, perėjau, nieką nesušlapau, tik kiaušukus biškai šlapau, nes vis dėlto svoris buvo, nu kuprinės tai linko medis. Nu ką, apsirengiu, varau toliau. Nu jau artėjau link mašins. Žygį pabaigiau, nu nusikaliau šiandien. Aišku, maisto nėra daug, beveik to maisto ir nebuvo, bet jau sunku vaikščioti su kuprinė. Tai ačiū, kad buvot. Kam patiko, galite paspausti laiką, užsiprenumeruokit. Galite prisidėti finansiškai per Contribui arba Patreon platformą. Ir kas nori nusipirkti gerų militaristinių daiktų arba stovyklavimo daiktų, tai militar.lt, Tomas 15, gausi dar nuolaidą. Video prašymį dėsiu nuorodą. Ir ką, iki kitų susitikimų. Ate.